Sveiki! Esame Punsko valsčiuje, gražiame, jaukiame Viršaičio kabinete. Ir įdomu, ir sužinosime, kas po lapkričio 16 dienos atsisės šioje Viršaičio kėdėje. Artėjantys savivaldybių rinkimai kelia daug aistrų, ne tik tarp pačių Punsko valsčiaus gyventojų, bet ir kandidatų siekiančių prisijungti prie šio krašto veiklos, išbandyti savo jėgas ir gebėjimus sunkiame ir didelės atsakomybės reikalaujančiame darbe. Šiemet sulaukta didelio gyventojų priešrinkiminio aktyvumo Punsko ir Seinų valsčiuose. Ar žinot, kas vyksta lapkričio 17 dieną? 16 dieną. Kur? Punske. Nežinau. Nežinote? Nežinau. Vyksta rinkimai. Ar ketinate dalyvauti? Taip, būtinai. Ar žinot, kas bus lapkričio 16 dieną? Nu, nežinau. Argi nebus rinkimai? Tai gerai, Ar dalyvausit? Dalyvausim. Ar žinot, kas bus lapkričio 16 dieną? Ne. Ar tai nebus kažin rinkimai? Tiesa, bet aš esu apolitiška. Ar ketina dalyvauti rinkimuose? Tai piliečio pareiga. Ar žinot, kas lapkričio 16 dieną bus? Čia kas bus, ale nežinau. Rinkimai. Rinkimai, jo. Nu ir ar dalyvausit rinkimuose? Jo. Ar žinot, kas bus lapkričio 16 dieną? Lapkričio 16. Rinkimai. Taip. Ar ketina dalyvauti? Būtinai. Kiekvieno piliečio pareiga. Ar žinot, kas bus lapkričio 16 dieną? Nežinau. Rinkimai. Rinkimai. Jo, kažkada girdėjau apie tai. Ar ketina dalyvauti? Tai aš visada dalyvauju. Ar žinai, kas vyks lapkričio 16 dieną? Jo, rinkimai. Ar dalyvausi? Jo. Ar žinot, kas bus lapkričio 16 dieną? Rinkimai. Viršaitis ruošia ir vykdo tarybos nuotarmes, vykdo jos priimtą biudžetą, atsako už savivaldybės turtą, įdarbina ir atleidžia valsčiaus ir valsčiui pavaldžių įstaigų, pavyzdžiui, mokyklų, darželio, kultūros namų darbuotojus, atstovauja savivaldybę ir kitą. Kokios valdžios tikitės? Maždaug kas būtų pakeista, kas būtų pratęsta, kas yra gerai, kas yra blogai? Sunkus klausimas. Labai. Visada lūkesčiai yra stipresnė negu realijos ir aš galvoju, kad bent nebūtų blogiau. O šiaip žmonės gal turi tokią tendenciją, kad išvien viską neigia. Tad ateitis parodys. Kokios tikitės naujos valdžios? Reiškia, kokia tai turėtų būti politika? Ko norėtumėt, kad vykdytų nauja išrinkta taryba, valdžia? Tas pats viskas, kas buvo ir tas ir bus. Kasgi čia tau daugiau. Bet ko tikėtumėt? Nieko įdomaus. Nieko įdomaus nesitikiu. Punsko valsčiuje įregistruoti 5 komitetai, iškelti net 64 kandidatai į tarybą, tad kelis kartus daugiau nei būdavo iki šiol. Šiemet pirmą kartą nuo 1990 metais vykusių rinkimų Punsko valsčiuje balotiruosis 2 kandidatai ir pirmą kartą Punsko miestelis dalijamas į 4 apygardas. Prieš tai būdavo tik viena. Punsko valsčiuje yra 3 rinkimų apygardos, išskyrus Vidugirių, kuriuose turi galimybę balsuoti neįgalieji. O norėtumėt, kad būtų kažkokios sprendžiamos konkrečios problemos? Nežinau, tai ką aš. Aš nemokytas, tai nežinau gerai. Ir ko tikitės iš naujos politikos? Kokių gerų dalykų, kokių blogų? Norim daug. Kad būtų visko. Pigiai. Aš žinau, priklausys, kokie bus rinkimai. Kokios tikitės politikos, naujos valdžios? Ką jie turėtų daryti? Ko norėtų, kad būtų pakeista? Taip iš šalies žiūrint, tai man sunku pasakyti, ką čia galima būtų pakeisti. Ir dabar pasakykit, kokios tikitės politikos, kokios būtų sprendžiamos problemos, ką reikėtų gerinti, ką pratęsti? Tai žinot, gerinti tikriausiai daug ką reikia, bet aš nemanau, kad čia kažkas pasikeis. Nemanau. Užtat, kad reikia pinigų, be pinigų nieko neišeina. Tiesiog. Nemanau, kad kas pasikeis. Kokios politikos tikiesi? Kas būtų pakeista?
Kas pagerinta? Aš žinokit, aš to nežinau. Ar žinot, kokios būtų galima spręs problemos? Ką reikėtų gerinti, ką... Nu, problemų tikriausiai yra visada ir jų yra, o gerint tikrai reikia pasvarstyti. Sulaukta labai didelio žmonių aktyvumo dalyvauti rinkimų komisijose. Reikėjo traukti burtus. Iš 14 norinčių liko 8. Galime klausti, iš kur toks aktyvumas? Galbūt jis susijęs su beveik 3 kartus padidėjusiu honoraru už darbą rinkimų komisijose. Iki šiol rinkėjų aktyvumas buvo vienas mažiausių Seinų apskrityje. Tai keista ir nesuprantama, kadangi dauguma šio valsčiaus gyventojų yra lietuviai. Visuomenės pasyvumas ir abejingumas neprisideda prie lietuvių tautinės mažumos išlaikymo, stiprinimo ir gyvenimo sąlygų gerinimo šiame krašte. Kodėl tiek mažai žmonių dalyvauja rinkimuose, mažiau kaip pusė? Reikėtų klausti tų, kurie nedalyvauja. Manau, kad žmonės patogus paprasčiausiai pasidarė ir geriau pašnekėti bent kaip ir apie bent ką, negu paimti į savo rankas tam tikras decizijas, sprendimus. Kaip jums atrodo, kodėl labai mažai žmonių dalyvauja rinkimuose, mažiau kaip pusė? Punske taip yra, aš nežinau, kaip Punske dalyvauja. Taip. Man atrodo, kad labai daug žmonių dalyvaudavo iki šiol Punske rinkimuose. Na, vis dėlto yra abejingi. Vis dėlto taip? Yra abejingi. Kodėl nežinau, kodėl nedalyvauja. Gal tingi, gal nenori, kaip sunku pasakyti. Nu. Kaip jums atrodo, kodėl mažai žmonių dalyvauja rinkimuose? Kur čia yra problema? Kur problema? Gal žmonės nusivylę tais visais politikais ir nemato geresnės ateities nematyt. Ir užtat tiesiog, blogai, mano manim blogai daro, nes reikėtų dalyvauti tada ir kažką galima būtų padaryti. O šiaip kaip nedalyvauji pasyvus esi, tai jau tikrai nieko yra. Da jau yra nulis, tiesiog, nežinau kodėl. Dėl to, kad darbo nėra, žmonės nusivylę ir kažkaip... O kaip jums atrodo, kodėl mažai dalyvauja žmonių rinkimuose, mažiau kaip pusė? Dabar jau atpratys žmonės, gal neina. Mato, kad mažų nepatinka ar kų, tai neina. Man taip atrodo. Kodėl mažai žmonių dalyvauja rinkimuose? Kur yra problema? Nežinau, ką pasakyti. Nežinau. Mažam štai laiko neturi, nežinau, ar tom nesidomi. Esame Punsko valsčiaus konferencijų salėje. Šioje salėje Punsko valsčiaus taryba priimdavo įvairiausius sprendimus, spręsdavo problemas, o šiandien salė yra tuščia, bet po lapkričio 16 dienos prie šio stalo sėdės 15 naujai išrinktų tarėjų. Į Punsko valsčiaus tarybą pateks 15 narių. Balsuoti bus galima 4 apygardose – Punsko valsčioje ir mokykloje, Smalėnų svetainėje bei Vidugirių mokykloje. Į Seinų apskrities tarybą bus balsuojama 4 apygardose. Seinų apygardoje bus išrinkti 4 nariai, Seinų ir Gibų valsčiuose 5 nariai, Krasnopolio ir Punsko valsčiuose po 3 narius. Iš viso 15 narių. Rinkimai Palenkės vaivadijos seimelį vyks 4 apygardose, kur bus renkami 27 nariai. Iš Suvalkų miesto, Suvalkų, Seinų, Augustavo, Sokolkės ir Monkė apskričių pateks 8 nariai. O kaip jums atrodo, ar įmanoma išspręsti problemų dėl mokyklų uždarimo, atsidarimo? Tai yra išpūsta problema. Žinome, kad vaikų mažėja. Pačiam Punske yra jaunų šeimų labai maža. Be abejonės, tai irgi turėjo įtaką. Manau, kad mokykloje, kur mokosi vienas mokinys, darbas yra neįmanomas. Norėtųsi, kad švietimo tie centraliai liktų, bet... Mokyklų problema, uždarimo, atsidarimo. Mokyklų tai galėtų būti geriau, kaip jie neturi iš ko, tai gali būti ir gerai, taip. Tai reiškia svarbu švietimas, ar ne? Taip. Ką veikia valsčiaus taryba? Valsčiaus taryba dalyvauja susitikimuose,
organizuojamuose apytiksliai kas 6 savaitės. Ji priima savivaldybės statutą, nustato nekilnojamo turto, žemės ūkio ir kitus mokesčius, priima valsčiaus biudžetą, paskolų nuotarmes, erdvinį planą, suteikia viršaičio absoliutoriumą, nustato algą, priima įstaigų ataskaitas ir kitą. Visuomenėje trūksta aktyvių Lenkijos piliečių, kuriems be galo svarbus lietuvių tautinės mažumos išlikimas. Nebūkime abejingi artėjantiems rinkimams, nes nuo mūsų balsų ir pasirinkimo priklauso ne tik mūsų, bet ir kitų kartų ateitis. Atsiminkime, kad veikiančios lietuvių organizacijos rūpinasi lietuvių švietimo, kultūros bei lietuvybės išsaugojimo reikalais, tačiau dažnai lemiamas sprendimas priimamas savivaldybėje, todėl svarbu, kad mūsų išrinkti tarėjai būtų tautiškai susipratę, bendradarbiautų su lietuviškomis organizacijomis ir įstaigomis, išgirstų, suprastų ir padėtų įveikti bendras problemas.